Spalio 26. Visą savo rūpestį meskite ant jo, nes jis rūpinasi jumis. 1 Petro laiškas 5 skyrius 7 eilutė. Tai labai paguodžiantis ir paraginantis Dievo žodžio patarimas. Tačiau viešpatie žmonės turi pastoviai mokytis ir priklausomai nuo to, kai bėga metai jų priklausimo Dievo šeimynai ir mokymosi Kristaus mokykloje, neturėtų prašyti viešpaties, kad jiems leistų atlikti kokį nors darbą pagal savo išmintį, nei prašyti, kad būtų išpildoma jų valia kaip žemėje, taip ir danguje. Sakydami viešpačiui apie savo naštas didelės ir mažas, labiau turėtume suprasti ir pritaikyti savo jo užuojautą ir meilę, priimdami į savo širdis jo žodžio užtikrinimą kaip tą paguodžiantį ir nuraminantį balzamą, kad jis gali ir pasiruošęs visus jų išgyvenimus taip pakreipti, jog bus jiems naudingi, žinoma, jeigu liks ištikimi jame su pasitikėjimu ir tikėjimu. Mūsų rūpesčiai – tai tie dalykai, kurie mus išbando, tokie kaip praradimai, nusivylimai, vėlavimai, suvaržymai, atidėjimai, atsakomybė, ydos, mūsų bei kitų trūkumai ir silpnybės, nepasisekimai, skirtumai, sunkumai, susiskaldimai, atsijojimai, būtini reikalai, opozicija, ligos, nuovargis, skausmai, liūdesys, išdavystės, priespaudos, persekiojimai ir taip toliau. Tų dalykų natūralus polinkis – tai mūsų širdies ir proto susirūpinimas ir nerimavimas. Nors turime būti pagirtinai stropūs savo reikaluose, elgtis taip, lyg viskas priklausytų nuo mūsų, tačiau nuoširdžiai tikėkime, kad viskas priklauso nuo Dievo. Mums priklauso rūpintis ir tobulinti savo stropumą, atidumą, o jam rūpintis mūsų labui. Jis yra ištikimas, atlikdamas savo įsipareigojimus, o būdamas mūsų padėjėjų ir globėjų, sutvarko visus mūsų reikalus mūsų pačių naudai. Todėl galime jam patikėti visus mūsų reikalus. Klausimai: kam aš šią savaitę patikėjau savo rūpesčius? Kaip, kodėl, kokie buvo rezultatai? Visą savo rūpestį meskite ant jo, nes jis rūpinasi jumis. 1 Petro laiškas 5 skyrius 7 eilutė.